aš jums pristatysiu tai, kas vadinasi flow energetinė matrica. Geras, ne, pavadinimas. Ką aš pagalvojau? Ar tekom girdėti apie flow ką nors? Autorius šitos teorijos, o po to jinai pavirto praktiką, Mihai Csikszentmihalyi, mokslininkas, kuris nutarė atsakyti klausimą, kas skiria laimingų žmonės nuo nelaimingų žmonių. Ir jisai su savo kompanija padarė milžinišką apklausą, didžiulių kiekvienų žmonių, nors atsakyti klausimą, kada jie jaučiasi laimingi ir nelaimingi. Pasirodo, daugelis žmonių nekenčia darbą ir jaučiasi nelaimingi būtent darbe. Nes sako, dirba, pūšą, man gyvenimas bėga pro šalį. Ir tai nenustebino tyrinėtojų, bet nustebino, kad į antrą klausimą, kur dažniausiai žmogus jaučiasi laimingas, paaiškėjo, kad būtent darbe jisai ir jaučiasi laimingas. Labai retas pasakė, kad guliu Palangoj 3 valandą ant saulės ir jaučiuosi laimingas. Ne. Jaus džiaugsmą kažkokį, bet tikrai laimingų žmogus jaučia ką? Dirbdamas. Ir nebūtinai fizinį darbą, protinį, nebūtinai už pinigus, bet tiesiog veikloje. Nes žmogus homo veiklasininkus. Jam patinka veikla. Ir mes, norėdami pailsėti nuo darbų, viską aperčiam aukštinkom. Mes pavargstam darbe ir norim pailsėti, reiškia darbe mes esam nelaimingi, o darbe praleidžiam 40 metų geriausia, blogiausia, kokia 50. Išgyvenam apie 2 milijonus su virš emocijų ir jos kokios būna, dažniausiai nekokios. Taip? Ir iš kitos pusės, jeigu tu pavargsti darbe, bandai pailsėti, tai būti laimingų poilsiaujant labai sunku. Tu gali džiaugtis, bet būti laimingų poilsiaujant yra nepaprastai sunku. Pakėtam, kas iš tikrųjų pajutų tikrą palaimą poilsiaudamas. Žiūrėdamas teliką, pavyzdžiui, baldzė. Kaip? Futbolą, jo, bet tai ne laimė, tai tiesiog džiaugsmas, ne? Sutik, kad laimė ir džiaugsmas yra skirtingi dalykai. Bet tikra laimė, kad žmogus mat, kad prasmingai kažką daro, kai ir žmogus su vardu Mihai Csikszentmihalyi, jisai pavadino tai flow, tai yra srautas, tai yra būstinė, kai žmogus ant tiek pasineria į veiklą kokią nors, kad pamiršta kursai, kada laikas sustoja, bėga labai kivirsiu, jau reikia jau baigti. Kam būtų? Dažniausiai tai būna, kai mes gerai. Jo. Bet tai gali būti ir tada, kai mes darbą atliekam, žaidimą žaidžiam kokį nors. Ir įdomus, kad jisai tyrinėjo žmonės ir paaiškėjo, kad vieni, bet kuris žmogus, pakėtina, kas buvo išgyvenęs, bet vieną kartą šitą būseną. Bet yra žmonių, kurie nurytų iki vakarų šitoj būseną. Ir sako, jie visai atsidavę tai veiklą, atsidavę šeimą, jie aistringi yra tokie. Ir jie sako, aš dirbčiau iki pat senatvės, nes man tai yra aistra, dar keista už tai pinigus. Ir pasirodo, kad flow būsena susidaro iš 4 elementų. Ir tos būsenos galima išmokti lygiai taip pat kaip bet kurios kitos, nes tai yra strategija. Ir pasižymėkit, F tai yra fokusas. Žmonės, kurie atlieka kažkokią tai veiklą, jie pasirenka į ką fokusuoja dėmesį. Ir žmonės, kurie sugeba pilnai atsiduoti veiklą, į ką koncentruoja dėmesį? Į kertinius veiklos požymius. Tenisininkas į ką kreipia dėmesį? Į kamuoliuką, boksininkas į smakriuką, krepšininkas į krepšį, pardavėjas į klientą, saksomanas į... Nežinau, ką jisai kreipia dėmesį, bet turbūt kreipia. Ir fokusas tai yra pirmas žingsnis, kurį mes turime įvaldyti sąmoningai. Klausimas, kaip išlaikyti tą fokusą. Labai svarbu, kad tas fokusas būtų toksai be vertinimų. Ta prasme, kai ne taip, kad oi susimojo, oi nepavyko. O kai tu tiesiog, pavyzdžiui, matėt futbolo dabar varžybas. Ir kai būna ten penaltai ir pabaigoje, ir kaip atrodo, apie ką galvoja tas, futbolistas geriausiams duoda penaltį ir kai ir neįspiria. Ir 100 milijonų sako, čmo. O apie ką galvoja šitie žmonės tuomet? Kaip atrodo? Paprastas žmogus, gal jau hana, eičiau pasikant, geriau to nebūtų geriau. Kodėl mes ir nesam futbolistai. Bet kai analizavo ir klausinėjo tų žmonių, ypač čempionų, tai pasirodo statistiškai, kuo geresnis futbolistas, to didesnė statistika nepataikytų kartų. Ir kaip jie po to jausi? Dažniausiai šitie žmonės sako, super.
Nes tuo metu, kai jisai nepataiko, jisai nesako, aš čmo, man nepavyko. Jisai sako, aha, 20 cm kairiau. Ir jisai savo užsirašo, kitą kartą smūgiosiu. Jisai tai paverčia atgalinių ryšių, todėl dėl to nesiparina, todėl su entuziazmu dalyvauja kitose varžybose. O 25% žmonių, kad čia ne man, aš ir viskas. Todėl mūsų užduotis, kad fokusas būtų susikoncentravę į kertinius veiklos elementus, o tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu jūs esat namų šeimininkė ir jūs plaunat indus, į ką reikia sukoncentruoti dėmesį. Daugelis galvoja, kodėl tiek daug ten tų žmonių, kada čia tas serialas, kur galėčiau pasižiūrėti. Tikrai ne į tai kreipiam dėmesį. O maniakė plovimų, į ką kreipiam dėmesį? Į lėkščių tenais, kur švaru, nešvaru, nes tai yra įdomu. Teisingai? Ir jinai, pažiūrėjau, sudaužo lėkštę, apie ką negalvoja. Bus mažiau plaukti, Jo, nesako, oho, kaip čia padaryti, kad daugiau kitai nesuduštų, tai nekaltina save. Ir trečias elementas, kad išlaikyti fokusą, nes galima gerai pritraukti, kaip išlaikyti. Smalsumas. Kai vieną kartą, kai tu lauki, o kas bus naujo? Kas ten bus, o šitą išplaus, o kaip kita lėkštė, turbūt kitokia bus. O kaip ten tai, o ten čia, didinį. Nes jeigu tu sakai, lėkštės ploviu ir nieko naujo. Vyras sako, gal tarbarom? Nieko naujo, ką tu mane nustebė. Greit, nieko naujo. O jeigu moteris sako, gal čia kartu kažkas naujo bus? Jau yra įdomiau. Bet todėl mūsų užduotis fokusą ne tik pritraukti, bet ir išlaikyti. Teisingai? L. Ką reiškia L? Learning arba mokymas. Labai svarbu, kad mes darydami kažkokią tai veiklą nuolatos mokytumės. O ką reiškia mokytis? Stengtis daryti kažką geriau. O tai gerai, jeigu vėl grįžt prie tos seksualios temos, kas po to įvykio susėda su antru partneriu ir aptarinėja, što работает, što нет. Ir planuoja, kaip kitą kartą geriau padarys tai. Niekas nedaro. Nepavyko, gal kitą kartą. Mes elgiamės mėgėjiškai, todėl jokio progreso. Kaip ir futbolistai, žinot, mėgėjai, pataikė, nepataikė, nelauk, jokio aptarimo. O ką daro profesionalai? Jie rašo, išanalizuoja, žiūri statistiką, kaip greičiau. Tai ir jūs dabar, norint su vyru arba su motina, kažką pasiveržymą padaryti šitos sritį, ką darot? Pastatot video kamerą. Taimerį sakot, žiūrėsim, kiek to pavyks šiandien. Po to pakviečiat kaimyną kaip konsultantą, aptarėt techninius dalykus, paprašot, kad kaimynas pademonstruotų, išanalizuotų pliusus minusus ir toliau tobulinant savo veiklą. Patikėkit, kiekviena naktis bus kaip nuotykis. Ar aš įdėjau? Kaimynų gerai? Čia. Gerai, tai mokymas, kai mes stengiamės kiekvieną kartą kažką padaryti geriau. Tada išlieka tas entuziazmas. Dabar optimal. Ką tai reiškia optimal? Kai mes subalansuojam du dalykus. Žiūrėkit, kodėl mes gyvenime nuobodžiavom. Todėl, kad labai dažnai mūsų kompetencija viršė mūsų tikslų ambicingumą. Mes stengiamės būti komfortų zonų, tai reiškia, darom tai, ką darėm 1000 kartų. Ir tai vadinasi rutina. Mes nuolatos sėkmingi, o akyse liūdesys. Teisingai? Tiesiog, jeigu tu gali peršokti per tokį, šokį, sėkmė, entuziazmų jokio. Jeigu tu užsibrėži tokį tikslą, kad tikrai neturi kompetencijos, atsiranda per daug streso. Teisingai, nes tu žinai, kad tau nepavyksta. Flow būsenai pasiekti reikia to optimalaus paskirstimo, kad didėjant kompetenciją, tu nuolatos didini tikslų ambicingumą, o kartu didinant gyvenimo tikslų ambicingumą, tu didini ką? Kompetenciją. Ir tai duoda ypatingą jausmą, kad tu eini, žinot, ant tos ribos tokios, kad tu... Ir jeigu, pavyzdžiui, jūs norit patikrinti, ar yra čia darbdavių, vadovų, nors žinau, kaip patikrinti gerą žmogų, sėkmingą. O pakvieskit jį ir sakykit, klausyk, tau 10 darcų šitų strelyčių, pats pasirinkti atstumą, užduotį surinkti didesnį kiekį taškų. Ir yra 3 variantai, kaip žmonės elgiasi. O pats galite išėti su slaptą kamerą filmą, arba šiaip iš šonus. Pats gudriausias, tikrai iš bet kokio atstumo, iš bet kokio.
Jisai prieis arti ir taip, din. Ar reikia priimti darbą? Ne. Tikrai ne tas žmogus, kuris mes iššūkius. Nebent sargas. Gali būti, kur nėra iššūkių, kad ant tos taburetės sėdėtų, va tai viskas. Kiti yra tokie, a tikrai nieko nebus, nepataikė. Įdomu, nepataikė. Primėti nepataikė, šiaip, kaip ambicingas aš, jo, bet tu nepriimtas. Kodėl? Tu, kad kvailys. O ką daro sėkmingi žmonės? Jie pasirinka tokį atstumą, kad jaučia, o dabar į tą, jeigu pataiko, jie ką? Didina atstumą. Jeigu nepataiko, mažina. Tik pradeda pataikyti, didina. Nes jie yra nesąmoningi kur? Ant tos ribos. Nes ta riba priverčia būti va toj flow būsenoj. Ir gyvenimą. Mes turim būti ne komforto zona visuomet ant ribos. Ir tada bus ypatingas jausmas, kad tu gyveni. Jeigu tu užsiskleidė savo komforto zonų, tu esi lavonas, jau gali eiti. Viskas. Jokių naujienų tavo gyvenime. O jeigu čia, tai tavęs laukia stresas, depresijų, tai kad tu tikrai neadekvatus. Aš viską galiu, nieko tu negaliu. Ar aiškiai? Optimalumą. Ir wow. Ką reiškia wow? Tai yra džiaugsmas. Džiaugsmas. Mokėjimas džiaugtis. Džiaugtis. Ir įdomus, kad flow būsenoj paaiškėja, kad žmonės pasijunta laimingi po to, kai baigė savo veiklą. Skulptorius, kuris tuo metu daro, jisai nesijaučia laimingas, jisai tiek įsijaučia, kad jam nėra kada. Jeigu tu klausinė, ar aš laimingas ar ne, atliekant šį darbą, žinau, kad tu ne flow būsenoj. O kai žmogus pilnai pasineria, 3 naktis nevalgo, ir po to baigė, žiūri, tos super. Laiką praleidau, 3 minutės pamėgau ir vėl pradėjau tą patį daryti. O tai yra tikra flow būsena. Tai iš tikrųjų laimė, tai yra tai, ką mes galim pavadinti pašalinis efektas veiklos, į kurią tu pilnai esi pasinėręs. Ir atvirkščiai, jeigu tu gaudai laimę, kaip žinot, būna kaip klonai daro, yra oro balionas, jisai bando pagauti, pukšt ir nepagauna, žinot, su kojas pėdžiu, pukšt ir nepagauna. Tai visas pasaulis yra įklimpęs į tą klouno žaidimą. Mums pasako, klausyk, nusipirk va šitą suknelį ir būsi laiminga. Pukšt ir nepataiko. Dabar nusipirk didesnį, pukšt ir nepataiko. Ir kiekvieną kartą, kai tu vaikais į laimės, o kitais žodžiais kaifo. Šopingas, tai yra kaifas, teisingai, susileidau savo narkotikų po. Tai nepadaro žmonės laimingas, o padaro juos narkomanais. Jiems reikia vis didesnių dozių, vis daugiau, balius, gerai buvo gerai, kitą kartą reikia dar galingiau, nes jau tos pačios dozės neduoda to endorfino. Ir tai yra klaidingas kelias. O jeigu tu supranti, kad žmogaus smegenys sukurtos tam, kad atlikti kažkokią tai veiklą, kūrybišką veiklą, kurti kažką, o bet kuriam darbe galima kažką kurti, kas tada įvyksta, tu pasineri flow būseną ir nepriklausot nuo atlyginimo, nuo visų kitų dalykų, tu tampi tikrai laimingas žmogus, kuris save realizuoja. Grįžti namo ir ten flow būsena. Wow. Tai gal galime pasakyti, kad flow būsena yra kūryba? Nebūtinai. Flow būsena tai yra būsena, kurio žmogus išgyvena, kai atsiduoda pilnai veiklai. Ir, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, prie staklių dirba, irgi kūrė, bet ten kažko kūrybingumų nėra. Bet rutininis darbas. Ir kai analizavo, kodėl vienas prie staklių jaučiasi gerai, kitas blogai. Žinot, kas paaiškėjo? Yra žmonės, o tam ceche. Daugelis, kurie stovi prie staklių, apie ką jie galvoja? Į ką jie fokusuoja dėmesį? Kada baigsis pamaina? Kada galiu parūkyti? Už ką man visą tai? Na, čia šūdas galiu. O tai jisai tai galvoja. Kokia būsena? Ne kokia. Jisai ten kažko mokosi? Ne. Pasirodo, iš samdomų darbuotojų tik tai 3% kažko mokosi. Savarankiškai. Kitiem pofik, jie gauna patirtį, bet nesimoko. O ką šiandien, jie daro tą patį per tavą, paklauskit savo darbuotojų. Ką tu išmokai per savaitę, per 2, per mėnesį? Niekas nieko neišmoksta. Paklauskit 900 žmonių, ką jūs sugebat labai gerai daryti, meistriškai, wow. Daug žmonių pasimeta. Vairuoju, šiaip savo, gyvenu, šiaip savo, šeiminiam gyvenimu, šiaip savo. Jie net gyvenime nesupranta, kad reiškia atlikti metriškai, kaip mums sako, su dievų susilieju, nes kaip meistriai jie visi kažką daug dieviškai tokia, ne? Nes jie flow būsina visiškai. Tai va, ir apie ką mes kalbėjom? Kaip?
Apie stakas jo. Ir va taip, po to ką, po to baigs dar, eina prisikiria ir ryte ateina. O pasirodo yra žmonės, kurie gali rutininį darbą atlikti. Super. Ir pasirodo, ką jisai daro, jisai galvoja, aha, sumontuoju tai per 30 sekundžių. O man ar pavyks per 28 sekundės. Ir jisai daro, nors detalių taks pat, jisai greičiau. Wow, įdomu. O ar per 26 ar pavyks? Pavyko. O per 23 nepavyko. Visi gal durnelis, ką jisai čia daro. O jisai išeina didžiodamas, kodėl tai, kad jisai tobulėja. Nes smegenim pofik, sutikit, kad futbolas, kvailas žaidimas, ne? Tai reiškia futbolas. Kai milijardai žmonių žiūri, kaip 22 milijonieriai vaikosi vieno kamuolio, ne? Ir gan kvailas. O pasirodo, tiesiog smegenim pofik, ar ten kamuolys, ar tenais kakutį pakuoti, tenai dėžutį, nesvarbu. Svarbu, kad yra tas pats, yra tobulėjimas, yra iššūkiai, yra... Tad rezumė, pasižymėkime. Jeigu mes norim būti gyvenime laimingai, mes turime suprasti, kad gyvenimas yra žaidimas. Ar sutinkat su to? O ką reiškia žaidimas? Yra tikslai, yra kas? Yra kliūtis, be kliūčių neįdomus žaidimas, ir yra taisyklės. Teisingai? Ir būtinai yra laisvė susimauti. Ir po to dėl to galės, kitaip nėra žaidimo. Darbe yra tikslų, taip kliūčių yra, taip taisyklių yra, kiek nori susimauti, prašau. Tai reiškia, darbas yra irgi žaidimas. Kodėl mes nežaidžiam darbe? Tai, kad visas pasaulis susikoncentravęs į ką? Į rezultatus. Kur rezultatai? Kur rezultatai? Ir kai sportininkai galvoja apie rezultatus, jų smegenys paralyžiuojamos yra, nes baimės yra daug. O kai sportininkai pradeda galvoti ne tik apie rezultatą, bet apie dar du dalykus. Kokius? Apie tobulėjimą, žaidimų metu, ir apie malonumą. Kas įvyksta? Įvyksta stebuklas. Net jeigu tu pamiršti apie rezultatą, bet tu tobulėjai, tavo rezultatai gerėja. Automatiškai. O jeigu tu jauti malonumą, tu dirbi geriau? Geriau, reiškia, rezultatai vėl gerėja. Tai todėl mūsų užduotis, ką bedarytumėm, ar tiesiog kalbam apie gyvenimą, arba apie darbą. Mums reikia tą trikampį išlaikyti. Nuolatos stengtis kažką padaryti biškutį geriau, dar biškutį geriau, ir tada nebus rutinos užknisančios. Bus tobulėjimas. Nuolatos galvoti apie malonumą ir supras, kad darbas atliktas be malonumų yra koksai prastai atliktas darbas. Sutikat? Ir rezultatas yra antraeilis dalykas. Daugelis žmonių mano, kad tam, kad būtų laimingų, reikia turėti rezultatą. Bullshit, nesąmonė. Kaip atrodo, Ronaldinį, ką reiškia rezultatas? Milijardierių, ką reiškia pinigai? Nieko. Jie iš tikrai sąžininkai pasakys nieko. Jiems tai yra galimybė sužaisti sekantį žaidimą. Pats žaidimas yra žymiai įdomesnis negu rezultatai. Ir be abejo, aišku, įdomu laimėti, bet jeigu tu nuolatos laimėsi, nebus įdomu. Tai todėl žmonės, kurie iš tikrųjų žaidžia, jie turi labai didelę statistiką pralaimėjimų. Pasižiūrėkit, kuo sėkmingesnis žmogus, tuo jo didesnė statistika pralaimėjimų. Tai todėl pasižymėkit, receptas, laimės receptas. Padidinti susimovimo kiekį. Kaip? Ne. Universali technika. Nori padidinti laimės kiekį, daugiau kartų susimauk. Paklauskit tos pagyvenusių žmogaus, kuris nugyveno ten 120 metų. Dėl ko tu labiausiai gailėsi? Visi pasakys tą patį. Ar visi sakys, aš pergyvenu dėl to, kad mažai namuose sėdėjau, mažai darbę buvau. Visi sako, blecha, mažai. Negerų dalykų padariau. Jeigu duotų antrą kartą, daugiau klyščiau, daugiau varyčiau nalievo napravo, daugiau ledų valgyčiau, dažniau basą lakstyčiau, peršalčiau, susirčiau, kalbasinčiau su... Ir paklauskit žmogaus mirties patologijų, ko tu daugiausiai didžiuojus? Ir man vienas pasakys didžiaus, kad nieko gyvenime nemačiau. Nieko nedariau.
Niekart nesusimoviau, praktiškai negyvenau. Ai, tai va, tai jau visai vieną minutę grįžtant. Namų užduotis, kad jūsų smegenys susprogtų. Kaip jau atrodo, koks ryšys flow būsenos ir 4 energijos rūšių? Fizinė, protinė, emocinė ir dvasinė. Namuose užpildykit, laisvalą užpildykit šitą. Patikėkit, smegenys. Esmė yra tame, kad tam, kad fizinė energija tekėtų kaip reikia, reikalingas kas? Fokusas. Ir protiniam darbui, ir emociniam, į ką susikoncentruoji, ten ir bėga energija. Fizinė energija nekonkuliuos taip kaip reikia, jeigu tu nesimokysi kūnų netreniruosi, protų netreniruosi, emocinių netreniruosi, dvasinių dalykų netobulėsi. Labai svarbu sutikėt, jeigu tu optimalaus to nepasirinkysi kelio, pamėginkit nubėgti krosą. Vat nuo rytojus 10 kilų. Aleliuja, 5 metam jūs net pagalvoti bijosit. Teisingai? Tokiat per daug ambicingi tikslai. Arba pradėkit po 3 minutės sportuoti. Tiek bus nuobodu, kad galų galiai čiot. Tai todėl visose šitose srityse mums reikia ką? Palaikyti balansą tarp ambicingumų ir kompetencijos. Taip ir dvasiniam keliu. Jeigu tu per daug užsiplėskit ir gal nori Dievą pažinti per 1 minutę, tai mažai nepasirodys. Ir dabar su kaifu. Kaip atrodo, koks yra fizinio pasitenkinimo tas wow. Daugelis žmonių asocijuoja fizinį sportą su skausmu. Pastebėjote, ne? Kodėl nesportuoja? Man neįdomu. Paklauskit sportininkų, kurie kaifuoja ir senukai, bėga maratonus, ar jie naudoja valią? Nė vienas sportininkas, pasižymėkit, tyrimai padaryti, nė vienas sportininkas niekados nenaudoja valios. Aš klausiau Urbonų, žinot, geležinis žmogus. Kiek to valios reikia prabėgti 1000 km? Sako, 0. Aš tai darau kaip? Wow, kaifuodamas fiziškai. Paklauskit tų kultūristų, kurie ten pumpuoja ramus. Jiems iš tikrųjų skauda, nes raumuo auga tada, kai tu ten suplėšia tą ramą. Ar jie jaučia tą skausmą? Jie jaučia, bet kitaip jie jaučia malonumą. O, plyšta raumas, super. Ir iš tikrųjų tas skausmas yra iki orgazmo. Jeigu pasižiūrėti pas juos ant tikrų, tokių, kaip Švarcnegeris pasakė, kaip jautiesi, kaip plėšia savo ramius, kaip orgazmo metu. O kas yra geriau? Seksas man patinka, bet sportas dar geriau. Kaip su protiniu dalyku? Mes iš tikrųjų negalim jausti malonumą, jeigu mūsų protiniai fokusas orientuotas į ką? Į neigiamus dalykus. Ir atvirkščiai, protas, kuris nuolatos treniruojamas, duoda ypatingą jausmą. Yra problema, yra kas? Wow, sprendimas. Nesutikit, problema egzistuoja kur? Čia. Ir jeigu tu vis ieškai problemų, bet neieškai sprendimų, tu tiesiog netreniruoji savo protą. O žmogus, kuris treniruoja protą, jisai kaifuoja. Kaip man atrodo, kam nelabai malonu mokytis užsienio kalbų? Visiems nemalonu, visiems tai yra skausmas. Paklauskit poliglotą, ką jie jaučia. Kaifas. Ir kuo greičiau išmoksta, tuo didesnis kaifas. Tiesiog treniruotas smegenys. Tas pats yra ir su emociniu dalyku, ir su dvasiniu.